Oksana. Kas tavo mažutis, kas tavo dirkštys? Ką darytum, jeigu mirtum rytoj? Įsisiurpčiau tave taip stipriai paskutinį kartą. Aš šiandien užsibaigčiau. Maksimumas, man tai patinka. Mano mama sakytų, tu pradėjai plikt. Dar tu nori vieno vaiko, jau 3 ir taip yra, nu. Kur trečias? Tu turi žinot, tu motina. Visas į tėvą, pažiūrėk, visas į tėvą. Aš nebegaliu. Užleisk patefoną. Va, paklausykit, kaip gražiai groja. Tai sakai, gerai gyvenu. Keliamės dar už 25 metų. Kada jūs pagaliau pradėsit ant savęs gyventi? Eina savo, kiek jūsų čia susirinko. Įsivaizduokit, prieš 8 metus Kaune prasidėjo viskas. Kvartalas, kur vien gamyklos, niūrus vaibas, tenais 3 aukšte, ofisiukė, keli hebrantai, improvizaciją mylinti žmonės pradėjo impro džemus. Ir va dabar 8 metai praėjo ir esam eksportavę savo impro džemą čia į Vilnių. Tai labas Vilniau! Yeah! Pasitinkam. Improvizatoriaus su audringais plojimais. Wow! Ida. Milda. Gelmina. Saulius. Indrė. Dovydas. Čiansas. Gintautas. Laurinas ir Vilius. Puikiai, ačiū aktoriams, užsiimkit savo vietas. Aš esu pasiruošęs 12 improvizacinių žaidimų. Atsitiktinė tvarka ištrauksiu improvizatorius, kurie ateis atlikti to žaidimo. Kartais vaidins 2, kartais 3, kartais 4. Skirtingi žaidimai, skirtingos taisyklės, skirtinga žaidimo dinamika. Jūs turit labai stipriai palaikyti. Ok, sutaram? Jo! Gerai. Dabar žaisim tokį greitą stop keičiam žaidimą. Visi aktoriai išeis palaipsniui į sceną. Dabar pirmiausia pasikviesim 2. Ateina Gintautas ir Čionsas. Prašau. Jie pradės vaidint ir pavaidins kokį 15 sekundžių. Dabar ateikit dar išsekantis. Iš karto pasimkit mikrofoną, pasiruoškit. Kai tu pajausi, kad nori su juo sustabdyti, sušauk mikrofoną. Stop! Esantys scenoje aktoriai turės sustingti. Ateina antras aktorius ir pradeda visiškai naują vaidinimą, įsikvėpdamas tik tais iš savo kūno pozicijos. Neaiškiai paaiškinu, ar ne? Gerai. Tai džiaugiuosi, ačiū iš palaikymą. Tai dabar duokit man idėjų, kaip juos pastatom. Kokį nors gyvūną pasakykit. Paršas. Atsistok į paršas. Gerai. Ir dabar pasakykit kokią nors augalą. Kaktusas. Atsistok į kaktusas. Jūs paplosit ir jie pradės. Atsiprašau. Taip, Atsiprašau. aš tau atleidžiu. Taip iškart. Nu tai aš laukiau, kol atsiprašysiu. Praeitą kartą ilgiau užtrukom. Tai praeitą kartą nemokėjai atsiprašyti dar taip gerai. Stop. Nu, suprantate, žiūriu, šitas, mano, žinai, bemzas kažkaip nevažiuoja. Kažką taisykit, tvarkykit, nu, aš taip negaliu važiuoti, nu. Na, tai seniukai, suprantate, čia yra bemzas, suprantate, tu negali tikėtis, kad jisai ims ir važiuos tiesiog be taisymų kažkokių 9-8 metų. Nu, bet tai ratai kokie, nu, pažiūrėk, nu, čia baisu, čia kas čia gaunas, čia. Ne, nu, tai bet tai ratai neveža, jeigu variklis nevažiuoja, suprantate, tai ką tu stumsi? Supranti, alyva bėga, vat silkę matau iki štai, supranti. Stop, o tai ką? Stop. Brangioji, pažiūrėk, dėl tavęs aš pilnatį padariau. Patraukiau visus debesis. Dėl tavęs mažai. Eik tu nusišnik jau kelintą kartą, jau mane ne pirmą čia vedi, aš žinau, man Danutė sakė. Jie irgi atsivedi čia. Irgi dangų rodė. Ačiū Dievui, kad tik Danutė. Stop. Nu, nežinau, man nepatinka stogas. Gero, sukaliau, normaliai čia kaliau.
Aš žvaigždės matau, aš nenoriu žvaigždžių matyti. Aš galvoju, tau patinka žvaigždės, tai palikau skylės. Nu, bet tai... Žiūrėk, ten grįžulo ratai, matai. Matai tą medį. Murkė yra ten. Mums reikia murkę iškrapštyti. Nu, ponia, mes turim tik tas kopetėlės iš 3. Aš žinokit nepasieksiu. Tai ta prasme, ugniagesiai iš 3 kopetėlių. O tu jūs matėt mūsų atlyginimus. Iš kur mes gausim kopiečias? Tai jeigu ant 3 aukštas degs, tai ką viskas? Stop. Bandit... Ką? Stop. Labą. Stop. Короче, bazaras. Ai, tu aš tau sakau bazaras, iškart norėjau sakyti bazaras, be. Короче, senu kažkokį. Kaip prarūkiau balselį vakar. Klausyk, ta mergikė gera tokia buvo, ne? Nori semečkų. Da, įkratyk biškai. Normaliai įkratyk. Stop. Put, vištelė tu mano. Dėk kiaušinį, Velykos jau. Gerai, o dedu į apačią? Į apačią. O, koks kiaušinis. Oi! Spaustų jį. Ką spausti? Viščiuką. Stop. Pilvas suskauda, ačiū tau, dukrelė. Tap, tėvelį. Stop. O, Oksana. Kas tavo mažutis? Kas tavo dirkštys? O, Markuti. Stop. Mama! Kaip kitaip išmoksi, suneli, nu? Mokyklai tai nemoko tokių dalykų. Aš klausiau, ką tu su tėčiu ten darei? Nu tai aš tau rodau, nu. Stop. Čia matote, yra 2 kiaušiniai. Mums reikia dešrelės. Dešrelės neturim, nes mes Tailande. Stop! Partneri, seniai nedainavom. Tokia publika susirinko. Laikas mūsų šlageriukui. Šiandien buvo improdžiamas. Ir aš ten buvau. Iš tikrųjų. Kas tavo balsai? Aš žinok, aš nedainavau. Tu Beik prisidainuok. 5 metus. Stop. Aš tave paliečiu. Dabar neplauk rankos. Užkaito. Galiu su kita. Taip, kur liesi? O galiu. Stop. Čia visa koja metalinė. Nuimt reikia, žinokit, aš nežinau, aš turiu čia įrankį porą. Nu, Petrai, taigi mūsų... Petrai, tu čia dabar įsidarbinai oro uoste ir manęs jau savo sesės nepraleidai. Matai, kas kortelį parašyta? Nugi matau, taip, tu jaunesnis ir dabar pagaliau aš tave gerbiu. Officer. Mielasai, Nu, aš noriu tau kai ką pasakyti. sakyk. Kodėl, kai aš noriu tau kažką pasakyti, tu visada pradedi eiti? Gerai, sakyk. Nu, ne iš galo. Nu gerai, sakyk. Nu, dabar aš tau iš galo. Nu, gerai, sakyk. Niekados. Kiek galima, Dieve brangus. Stop. Pažiūrėk iš čia, ar tikrai nelenda? Palauk. Aš mačiau, buvo kažkoks kaip siūlas baltas, tikrai. Nebe baltas jau, žinok. Jau senai ne baltas. Stop.
Petrai, aš tau maikę noriu numaut. Maukis. Nu, biški gėda čia prie visų taip. Petrai, čia yra komisija. Jie žiūrės, koks tu kultūristas geras. Tai taip reik nusirengt. Visam. Nu visam, Petrai. Viršų ir apačia. Paliksim tos stringukus. Aš nežinau, ar teisingai stringus užsidėjau. Stop. Ne, nu žinai, nu. Ir vėl atėjai sutvarkytų namų ir man dulkės palieki, nu. Nu, tai aš nesirblys, nu, aš tiesiog pučiu. Nu, tai ta... Tu taip ir valai sienas, ką? Šiuš, aš dvasias išvalau iš namų. Šiuš. Bent kažkokia nauda iš tavęs. Va, pasimsiu tavo būtą ir ką. Va. Plojimai aktoriam visiems. Wow! Dabar žaisim pasimatymų šou. Pasimatymų šou reikės 4 žmonių. Ištraukiu tos žmonės laiminguosius. Tai Dovydas, Gelmina, Milda ir Rida. Va, 3 moteris kaip tik. Turėsim aklą pasimatymą. Vienas iš dalyvių nežinos, kas sėdi ant kėdžių ir iš ko jis renkasi. Jo tikslas per klausimus išsiaiškinti, kas tai per daiktai. Dovydai, prašau, paliek auditoriją, paplojam Dovydui už tai, kad palieka. Ir dabar turim 3 merginas, 3 žaves damas, kurios pabandysiu vilioti mūsų jaunikį. Duokim Idai kokį nors įžymų žmogų. Koksai įžymus žmogus galėtų būti Ida? Viršila? Viršila išgirdau? Žinot Viršila visi? Sakė įžymus. Jo, geras pointas tikrai. Epšteinas! O! Epšteinas geras, man atrodo, ne? Epšteinas. Cool. Tinka, Idai, tinka. Mildai duokim kokią nors profesiją. Mėsininkas. Mėsininkas. Tinka. Nium. Tinka. Ok, mėsininkas. Mėsininkas, susitvarkys. O tau duokim kokį nors gyvūną. Trekždė, karagonas, voverė, liūtas, bebras. Siurbelė. Ok, siurbelė. Lauryną jau girdžiu. Iš juoko atpažįst. Gerai, žinot savo rolės? Siurbelė, mėsininkė, ponas Epšteinas. Tai dabar garsiais plojimais pakvieskim, kad sugrįžtų Dovydas. Sveiki, ponas išrinktasis. Ko tikitės iš šio vakaro? Aš tikiuosi meilės. Ar jau pagalvojat, kokie pagrindiniai kriterijai jūsų antrajai pusiai? Žinoma, dabar išvardinti jums čia? Nu, bent jau porą, kas jums labai svarbu, kokias palei vertybės. Ne, tai man, aišku, labai yra svarbu šiluma, artumas, meilė. Ok, biškai lėtas mūsų dalyvis, prašau, prisėsk, užsimkit savo vietas. Jūs, kaip vakaro herojus, tam, kad išsirinktumėt savo antrą pusę, galite užduoti po klausimą. Tai prašau, koksai jūsų pirmasis klausimas vakaro dalyviams? Visiems? Visiems bendras. Bendras, tai aš pradėsiu nuo labai paprasto, tai tiesiog, koks gyvenimo tikslas jūsų? Mano gyvenimo tikslas yra sukurti tokį ryšį, kad mes būtumėm kaip vienas, žinai? Kad mes būtumėm kaip vienas, kad mūsų susilietumėm, kad nebebūtų viena ar antra pusė, kad mes būtumėm tiesiog vienis. Bendras kraujas. Supranti? Aš tai užuodžiau tavo kraują. Atrodo, labai dėrėtumėm. Ok, ačiū pirmam dalyviui. Antras dalyvis. Na, aš čia girdu čia apie kraują kalbį, tai aš tai tikslą turiu, kad viskas švaru būtų. Tai preciziškai, gražiai padaryta ir išvalyta ir į stalčiukus sudėta, kur ten jau galūnės, kur jau ten kokios smegenėlės, ar jau kas ten ką turi geriausio, tai išrūšiuočiau viską puikiai, tikrai. Išsamus atsakymas, ačiū jums. Ir trečias dalyvis. Mano gyvenimo tikslas yra toks. Sukurti tokią vietą, kur visi gali išpildyti savo slapčiausias svajonės. Ir kad nieks niekada nesužinotų. Ok. Ačiū trečiam dalyviui.
Tai galiu užduoti antrą klausimą. Prašau, dar antrą klausimą užsitvirtinimui. Antrą užtvirtinimui iš tiesiog man labai įdomu yra, kokie jūsų hobi, ką jūs veikiat laisvalaikiu, ko užsiemat. Užsijėmu gaudimu, kas man patinka. Tada aš labai viską imu į save, žinai, imu, geriu viską, kas man dar patinka. Man patinka labai leisti laiką su kitais žmonėm. Aš praktiškai apie save labai negalvoju, žinok. Aš viską imu iš kito. Galiu viską pasiimti. Puikiai, ačiū. Išsikūrus labai pirma, labai jau entuziazmo tau. Aš kažkaip jaučiu, kad aš per toli nuo jo sėdžiu. Kelia man aistrą. Gerai, ačiū. Antras dalyvis, jūsų atsakymas. Tai aš tai laisvalaikiu, tai aš mėgstu savo įrankius prižiūrėti. Aš turiu daug tų įrankių ir aš tikrai juos prižiūriu visus, kad jie būtų puikiausioje stadijoje. Patogu tau. Atsiprašau, iš čia mane pertraukinėjat. Jūs norėsit paskui kambariuką susitikti su manim? Taip, susitiksiu ir su jumis, taip, susitiksiu. Aš čia turiu vieną pasiruošęs, galėsiu. Gerai, kol nesusipyko dalyvės, trečią, prašau, pratęskit jūs. Aš šiaip kilni moteris esu, kilnus žmogus esu. Mano hobis yra būti mecenatu. Man patinka remti jaunas merginas. Man tikrai patinka, kad talentai išaugtų. Kad galėtų turėti platformą ir užsidirbti, ir savo talentų, ir sutikti daug svarbių žmonių. Jau Dovydo reakciją matau, kad jau turi kažkokį sprendimą. Vieni vartai čia, vieni vartai. Vieni vartai tikrai. 2 klausimai praėjo. Taip. Galbūt jau aiškėja, kurio dalyvio galėtum atsisakyti. Taip, aš norėčiau atsisakyti iš tikrųjų dalyvės numeris 1, nes man nereikia vampyrų. Ne. Šalia. Ne. Kraujo čiulbė, bet... Vilkų šikšnosparnių. Ne, mažutė, tu klaidingai. Amebų. Ne. Vienybė. Aš tau padėsiu. Ne. Negalima taip. Tai dar paskutinį klausimą užduok visiems ir tada galėsi. Gerai. Dar paskutinį klausimą. Užduok. Ką darytum, jeigu mirtum rytoj? Ką daryčiau, jeigu mirčiau rytoj? Įsisiurpčiau tave taip stipriai paskutinį kartą, kad pajausčiau tavo lūpas, kad pajausčiau tavo odą, tavo prakaito skonį. Man atrodo, nuo tavęs neatlip, žinok, aš turiu sustabdyti. Prašau, antras dalyvis. Mes jau kartu praktiškai. Leis man pasakyti irgi. Jeigu aš rytoj mirčiau, aš dar šiandien pasižymėčiau kiekvieną savo kūno dalį, kuri yra sultingiausia, kuri geriausia ir kuri atliekas į sultinį tinka geriausiai. Ok, ačiū. Ir trečias dalyvis. Labai paprasta ir aišku, aš šiandien užsibaigčiau. Maksimumas, man tai patinka. Tinka mums. Gerai, tai galbūt, jau aišku. Tai aš pasilieku ties to, kad noriu išmesti dalyvę numeris 1, kuri yra sliekas, driežas, straigė. Siurbelė. Siurbelė, kuri iš manęs atims visus pinigus ir visą laimę. Aš negaliu atsiskirti dabar. Plojimai siurbeliai. Siurbelė, gana, jau užteks. Išveskit tą čiulpiką. Ir nors man labai patinka tvarka, aš esu iš tikrųjų labai tvarkingas vaikinas, prisižiūrintis vaikinas, bet norėčiau pasakyti ne, ačiū ne. Antrai dalyviai, lavonui. Aš dar nemiriau. Profesija. Kur lavonus tvarko? Morkininkė. Ne žmonių lavonus? Gyvūnų lavonus. Visus. Net ne lavonus. Bet mėsą pjausto. Mėsininkė. Mėsininkas, plojimai. Nereikia man mėsos. Kodėl tau neįtiko mėsininkas? Suprantat, aš šiaip ant dietos dabar. Tiesiog dėl to. Per daug Aš bagų. galiu supaprastinti ir nupjauti tai, ko nereikia. Plojimai mėsininkai. Ačiū ne. Tai aš iš tikrųjų nuo pat pradžių jaučiau tokią šilumą ir artumą ir aš tiesiog jaučiu, kad mes galime būti 2 sielos tos pačios viduje ir aš nematau savo gyvenimo, bet trečios dalyvės Epšteino. Plojimai naujai užgimusiai porai, apsikabinimas, meilė, čia gimsta meilė ir aistra.
Puikiai. Tau paimsiu. Paimkit kėdės, sugrįžkit savo vietas. Jo, vieną kėdę gali padėti priekį, man prašau, priešai žiūrovus. Man jį bus reikalinga. Ar tu negirdi manęs? O, girdi geriau negu gali atrodyti. Gerai. Gerai, ačiū Dovydai. Dabar vaidinsim žaidimą pagal abėcėlę. 2 aktoriai ateina ant scenos, tie 2 aktoriai yra Laurynas ir Saulius. Prašau, palojimai Laurinui ir Sauliui. Turiu atsispausdinęs visą abėcėlę. Atsisėsiu čia priekį, iškelsiu raidę į viršų ir aktorius esant scenoje turės pradėti savo mintį, sakinį, 2 sakinius arba 1 žodį būtent iš tos raidės. Ir sekantis jau gaus sekančią raidę. Ir taip suvaidinsim visą abėcėlę. Aišku visiems? Jo, aišku. Paplojam, jeigu aišku. Jo, gerai. Ar žinai, kiek kainuoja apelsinai? Būna, kad jie atpinga, žinau. Cit, patylėk. Durnu tu mane laikai, ar ką? Esminis klausimas. Fak, nu, sakyk. Gaidžiu tave pavadinau. Hari Krišna, tau nepadėtų. Išganytojas tu gal? Ila išlindo iš maišo panašu, kad. Jop tvoj mat. Klausyk, gal pakeičiam šiek tiek dinamiką mūsų, kad nebūtų konflikto, ką? Laikom intrigą. Mantai, nu tu, bent kartą, meilės. Niekada. Oi. Pornografiją vėl žiūrėjai? Raukaisi visada, kai aš prieinu arčiau. Susijaudinęs esu dėl to. Tu nuolat tolsti nuo manęs. Užpakalis mano atsisuko į tave. Va, užpakalio gal ir man reikėjo visą tą laiką. Zizzi. Plojimai. Labai fainas žaidimas dabar laukia. Žiūrėsim užsienietišką filmą ir turėsim gyvą vertimą. Tai prašau, Indrė, Gintautas, Šionsas ir Vilius paplojam visiems aktoriams. Mes dabar išrinkim, kokios šalies filmą žiūrėsim. Lenkų, švedų, Kazakstanų. Kazakstano, man patinka Kazakstano. Indų, čia toksai chorinis. Tai gerai, Bolivudas. Indiškas Bolivudas. Ir pasakykit dar, koksai filmų pavadinimas. Pažadėtojai. Viskas, užfiksuojam. Pažadėtojai. 2 aktoriai žengia į priekį. Jūs esat aktoriai, kurie kalba indiškai, vaidina. 2 aktoriai iš galo verčia. Jūsų plojimai! Kur ta mano pažadėtojai? Žadėjo dabar. Dar nepagimdė jas. Žadėjai, kad pagimdys jau pernai žadėjai man vieną. Aš ateinu kas mėnesį ir vis nepagimdė. Būk antresnis ir tap geresniu vyru žmonai ateities. Tu mane žaidinėjai? Aš pats geriausias vyras? Visam dėlyje? Geras vyras ir mušiesi, bet silpnai. Tu parodyk man, kaip tu nori, kaip aš trenkčiau. Aš apsidairau ir dabar moju. Trenk man. Pasiemu dešinę ranką, taip tėviškai. Atraitoju rankovę. Ruoškis. Nu? Mano pažadėtojai. Rimtai, kodėl tu negali būti mano pažadėtojai? Aš ilgai to troškau. Ilgai tikėjausi, kad pasiūlysi.
Ir vis dar laukiu. Je fais pas. Aš prieš tave. Žiūri, Je peux le matai? faire. Ant kelių. Dabar ir tu klaupkis. Je fais. Žiūrim viens į kitą. Bet tau 55. Ar ne taip? Myliu. Kari. Kali, liuliu. Pasibučiuokit ir užbaigsim sceną. Plojimai aktoriams. Jau. Dabar naujas žaidimas. Lapeliai. Tai žaidimas vadinasi. 2 aktoriai mums reikalingi bus lapelių žaidimui. Tie aktoriai yra Gintautas vėl išeisi. Turit jeigu čionsai su Gintautu? Naujas ratas. Sukasi dabar ant stiprių žaidimų. Plojimai Gintautas su čionsu. Jūs atėjot ir išeinat. Atėjot, pabuvot ir išeinat. Ačiū Jums, kad pabuvot. Žinot, taisyklės lapelių. Jie išeina, negirdės, ką mes kalbam, o mūsų tikslas prirašyti 80 panašiai frazių, kažkokių juokingų ir primėtysim jiems ant žemės tuos lapelius su frazėm, kurias sugalvosim. Aktoriai vaidins ir bet kuriuo metu paims lapelį, garsiai perskaitys tą frazę ir turės įkomponuoti jūsų sugalvotas frazes į tą vaidinimą. Tai dabar sakinį kokį nors juokingą, kurį girdėjot, ar kokią nors idėją, kažką. Atiduok pinigus. Atiduok pinigus. Puikiai, užrašykit kažkas atiduok pinigus. Mamai. Tiesiog. Mamai. Tu vėjo paklausk. Kur vamai? Tu vėjo paklausk, kur vamai. Vėl viską išleidai. Man mama neleidžia. Gera idėja. Tu pats gražiausia. Tu pradėjai plikti, bet čia man sakai, ar... Nes aš tai žinau, manęs nenustebins, žinau. Tau trūksta botokso. Būtum normalus, bet tau trūksta botokso. Taip rašykim. Kada paleis Henriką? Kada paleis Henriką 6? Kokios ilgos tavo kojos? Kokios ilgos tavo kojos? Dar kaip nors prijungiam, ką nors papildomai. Kokios ilgos tavo kojos? Apkabink mane, prašau. Biškį ant meilės gal patrauks. Darbas toks. Tiesiog, geras, darbas toks. Užrašom darbas toks. Maniau tu miręs. Maniau tu miręs. Gerai. Nu ir paskutinį. Daugiau nebegaliu. Gerai. Jūs pabaigsit užrašyti, visus prisiminat? Aš galiu pakartot. Gerai. Tai dabar garsus plojimai, kad aktoriai mus išgirstų ir sugrįžtų. Primėtom lapelius. O, kontrabandos man čia. O, aš tai pabarstysiu visur. Vyriukai žinot, ar ne? Šitame taisyklės. Ką pasakot. Patyrė improvizatoriai. Santuokų rūmai. Iš karto pasiūlymai, dar nepaklausiau, kas. Viši vandens parkas. Sugeręs... Pradžia, jūs galite nuvažiuoti kur norit, čia įsikvėpimui, sugeręs liftas. Prašau, dabar plojimai dar kartą. Nevažiuoja? Jau. Nu, Gal paspausk mygtuką, tai važiuos. į kurį jums? 6. 6. Tu... Seniai čia gyveni? Aš čia nuo pat pradžių. Ai. Nuomininkas naujas. Jo. Aš... Daugiau nebegaliu. Gyvent, kur gyvenau. Rimtai, kas buvo? Ten buvo toks kaimynas. Jisai, supranti, specialiai gedindavo liftus, kad su manim praleistų laiko lifte. Nekyla kažkaip. Nekyla. Ja. Tai koks tavo vardas? Marius. Mariau, fainai, aš Marius. gražus vardas. Oi. Štai turiu tau prisipažinti vieną dalyką. Žinai, tu normalus, bet tau trūksta botokso. Žinai, aš... Bet visus naujus pažiūriu, kas čia ateina, nu ir įvertinu ir sakant, pasakau, ir užeinu kartais į butą pažiūrėti irgi,
Aš tiesiog išgirdau, kad aš normalus. Normalus Aš atrodo. po to nebegirdėjau, nes man taip niekas nekara sakęs. Ne, nu, kaip porą raukšlių, žinai. Žinai, man paprastai sako žmonės, man mama neleidžia su tavim bendraut. Ten daug vaikų buvo mano praeitam bute, nu, name. Neleisdavo mama bendrauti su manim. Tiem vaikam? Jo, sakė, didesnis. Ypač liftu sakė, nesileisk su juo. Žinai, Mariau. Ir liftai genda, kai tu įeini, žiūrėk šitas irgi. Gal tu čia sugadinai, tu norėjai su manim laiko praleisti, Mariau? Gal ten ne tas kaimynas buvo? Gal tu kažkokį apsėdimą turi? Žinai, kaip būna? Būna, kad ateina žmonės ir pas juos ten darbas toks. Darbas toks. Ateina, sugadina viską. Nu? Bet aš tai negadinau, supranti, aš tavo ilgas kajytės. Apkabink mane. Aš pradedu suprast, žinok. Pradedu suprast tavo praeitą situaciją. Man išlenda. Nu, aš, supranti, kartais tikrųjų norų negaliu suvaldyti. Aha. Mariau, tai dar neapkabinai manęs, Mariau. Nu, blogai baigėsi, kas manęs neapkabina. Pasakyčiau, man mama neleidžia, bet dar Mariau, blogai baigėsi, kas mane Mariau ir ruoškis mane kabint, Mariau. Mano mama, žinai, kaip pasakytų. Žinai, ką man mama pasakytų, jeigu aš papasakočiau. Tuoj turėsi. Ką tu čia prašai manęs. Mano mama sakytų, tu pradėjai plikt. Sakytų, pradėjai plikt. Imk jau, kas liko. Ir man nerūpi, Mariau. Man tu vis tiek gražus. Tikrai? Tu esi gražiausias naujas kaimynas, kokį aš esu matęs. Velnes. Aš galvoju, kad vėl viską išleido iš manęs tavo grožis. Supranti, aš atėjau, galvau, šitam name būsiu normalus, liftų negadinsiu, bet aš tave pamačiau. Tavo spindinčią galvą, tavo ilgas kojytes ir liftas pats sugedo. Ir gal čia ženklas, kad mums man atrodo, čia tavo darbas. Bet aš pradedu suprasti. Tu vėjo paklausk, kur VMI. Iš kur tu žinai, kad aš nemokėjau mokesčių? Kad mane dėl to ir išvarė? Tave turbūt ir VMI persikė. Tu pakeitė adresą ir dėl VMI? Pakeičiau. Pakeitė? Ar tu neišduosi manęs, Mariau? Nu ką, čia gali žinot, bet... Atiduok pinigus. Va, taip žinau, taip ir būna. Taip ir perspėjo. Mano dvi tokie jausmai ir į tą ir tą pusę. Mariau, man reikia pinigų, Mariau, supranti, mane VMI išvarė. Tavo plikė blemba spindės visą gyvenimą, ilgos kojos tave neš toli, o aš įstrigęs šitam bute. Aš galvoju, kad čia... Mariau. Kada paleisit Henriką? Kada paleisit Henriką? Va, kai Henriką paleis, va tada mes kartu galėsim. Mariau, mano buvusio boso čia neminė, gerai? O, plojimai aktoriam! Wow. Stipriai pavarė. Labai gerai, naujas žaidimas. 2 aktoriai ateis ant scenos, dabar suvaidinsim skirtingus žanrus. Vienas bus vaidinimas su skirtingais filmų žanrais. Gelmina ir Dovydas. Prašau, į sceną. Gerai. Tai dabar žaidimas vyks taip. Vyks vaidinimas, jie kažką tai veiks, kažkur tai darys ir aš bet kuriuo metu galėsiu šukti stop. Ir kai sušuksiu stop, pasimsiu iš jūsų filmo, teatro, laidos, kažkokį tai žanrą ir jie turės pakeisti visą vaidinimą būtent palei to žanro įsivaizdavimą. Aišku? Jo, aišku, visiems viskas aišku. Kam neaišku? Kam čia gali būti neaišku? Viskam neaišku. Gerai, tai dabar mums kas neaišku, koksai yra jų dviejų santykis. Gali būti ten koks nors paslaugos teikėjas arba policininkas su pažeidėju. Laida kitas. Gerai, laida kitas, man patinka. Dar tai persvaršiau, bet žiauriai kietai. Tai gerai, stipriai paplojam.
Sveiki, mano vardas Dovydas ir aš mėgstu video žaidimus. Panelė pasiruošk, nes aš tikras gameris. Labukas, Serioža, aš paprastas. Viskas paprastai, labai pirikupas toks. Nu, reikia privežu, reikia nuvežu. Paskambini, zvanoką numeti ir aš jau čia. O, labas, Dovydas. O tai čia... Aš čia galvojau, mergina bus. Stop! Stop! Koks tai žanras? Romantinė komedija. Romantinė komedija. Aš galvoju, žinai, čia bus vaikinas. Tai yra, atsiprašau, mergina, aš pasimečiau, kai pamačiau tavo akis, tu tiesiog... Kokias akis? Man padarė įspūdį ir aš, ta prasme, nebegaliu daugiau galvoti. Tau norisi eiti arčiau prie manęs. Taip, tas, žinai... Tau norisi eiti arčiau, aš taip irgi norisi eiti arčiau, bet kartais pradedu tolti, nes aš išsigastu. Aš supranti, aš ten 95 levelio magas, bet aš viską pamiršau, kai pamačiau tave. Stop. Trileris. Dokumentika. Dokumentika. Padarom dokumentiką. Ir čia, mėly žiūrovai, mes pamatome pirmąją klaidą, kurią padarė operatorė. Ji nufilmavo ne šį svarbiausią kadrą, o savo apsikirpimą. Tai kaip kirpsimės, mes čia, kad čia darysim pas jūs plaukelius, kažką tvarkysim, ne? Tai ir darysim tada pakeltai į viršų. Stop. Siaubo. Siaubas. Ne! Čia mano baisiausia baimė! Stop, čia su plaukais! Stop! Bolivudas! Bolivudas! O ko tu krenti? Oi, kuti, nori pakutenti tave! O, tai kuten. Bet pirmą pašokim. Išriktoji! Pirmą pašokim. Ir tada tu mane dabar turi apjuosti bučiniai. Bolivudė tai būna, Stop! Gerai, repo musiclas, repinis musiclas. Jo, paklausykit čia. Jo. Drop the beat, Mark. Yeah. Ir aš ateinu čia į šitą laidą ir matau vaikiną, o ne merginą. Ir man sako, ką dabar daryt. O man ką dabar daryt. O aš pasimetu ir imu jos ranką, jo ranką ir sakau. Ką dabar daryt? Imu pinigus. Pinigus. Ir aš jam atsakau, atiduok mano pinigus, nes kitaip aš noriu tau pasakyti, kad bus blogai. Stop. Televizijos laida. Atleisk. Atleisk laida, žinot, prisimenat, jūs pakankamai seni. Nadežda. Atleisk man. Aš tau buvau neištikimas. 3 kartą. 4. Aš atnešiau gėlių. Nelies manęs. Pasakykit, kad vis manęs neliestų. Nelieskit jo. Jo. Aš atsiprašau, ar tu gali atleisti? Kur mano žmogus, tegul jisai pažiūri, ką jis atnešė? Stop! Ir paskutinis. Farai. Uždarom su farais. Vilnius, 23 valandos vakaro. Gautas iškvietimas. Situacija nepalanki pareigūnams. Šeimyninis konfliktas. Judame į įvykę vietą. Plojimai aktoriam! Naujas žaidimas, laiko valdymas. Aš turėsiu galią kontroliuoti laiką ir tą žaidimą ateis sužaisti 2 žmonės. Tie žmonės yra Ida ir Saulius. Prašau, Ida, Sauliau, į sceną, jums plojimai skamba dabar. Aktoriai vaidina kažkokią tai sceną, o aš galiu juos perkelti laiku į priekį, atgal, galiu pasukti laiką atgal, kad pradėtų atgal judėti laikas, galiu į priekį pagreitinti tą laiką. Žodžiu, aš turiu super magišką pultelį, su kuriuo galiu kontroliuoti tai, kas vyksta. Tam, kad pradėtumėm žaidimą, sugalvokim jiems vietą, kur jie yra. Mokyklos 100-adienis.
Žinot, man mokyklos šimtadienis visai patiko idėja. Graži idėja. Mokyklos šimtadienis, jūsų stiprus plojimai, kad aktoriai spėp. Tai ką tu? Tai gal punšo nori? Tai gerai. Įpilk. Galima gerti. Koks džentelmenas. Už pusės valandos. Nu tu. Ne, Marija, gal pas mane varom. Už pusės valandos. Matau, labai daug Flinto žurnalų turi. Oi, ne, čia broliukas jaunasis užsuka į mano kambarį. Oi, o 5? Žurnalas 5? Ir sesę mažą turiu. Čia nežiūrėkit tuos. Gal kokią muziką, aš kažkaip įsitempusi jum ką nors. Turiu patefoną. Oho. Puti. 15 sekundžių atgal ir pakartojam. Tai gal muzikos kokios? Turiu patefoną. Judam prieki. Ką turi? Patefoną turiu. A. Kur garsai, sound efektai? Tai sakai, gerai gyveni. Į nieką kitą netiki. Tu saldikai pasarti, ar mane tu pameni? Žiauriai geras gabalas. Iškart laisviau jaučiuosi. Jos ir ant patefonų išleido. Udži? Sugrįžtame laiką, kai jūs mokykloje prie punčo stovi dar. Tai gal dar po vieną. Įpilk. Neragausi šį kartą. Ajo. Galima gerti. Tau jau daug biškė atrodo. Ne, aš tiek iš ryto pusryčiam išgeriu. Prieš mokyklą, kai reikdavo. Tu visada toks keistas buvai ir man dėl to visai ir patikai. A ne, rimtai? Biški. Sugrįžtame namus prie patefono. Baigęs gabalai. Palauk, naują plokštelę reikia. Žiūrėk, gal mes darom tiesiog, ko atėjom. Jau biški užkniso, aš neturiu tiek laiko. Aš biški irgi prasiblaiviau. Keliamės 5 metai į priekį. Ne, Kas ne? Dar tu nori vieno vaiko, jau 3 ir taip yra, Žiūrėk, užleisk tą patefoną ir nesiginčyk. Pažiūrėk, ir taip. Kur trečias? Tu turi žinot, tu motina. Visas į tėvą, pažiūrėk, visas į tėvą. Tėvo kopija. Ir tu dar vieno nori. Aš noriu, kad į mane nors vienas būtų panašus. Aš nebegaliu. Užleisk patefoną. Va, paklausykit, kaip gražiai groja. Tai sakai, gerai gyvenu. Į nieką netiki. Tai saldikai pasarti, ar mane tu pameni? Keliamės dar už 25 metų. Oi. Kada jūs pagaliau pradėsit ant savęs gyventi? Tėvai. Plojimai gražiai šeiminai! Smagu. Naują šeimą susikūrėm nuo pat užgimimo meilės iki būrys gražių 8 vaikai. Labai gerai. Dabar liko paskutinis mūsų vakaro žaidimas. O, labai miela girdėti šitas, bet bus dar mieliau, kai nusipirksit bilietus į sekantį renginį. Bus dar 12 žaidimų. Jo. Gerai, tai 4 aktoriai lieka
Indrė, Milda, Vilius ir Laurinas ateina ant scenos. Jie... Dabar žaisim TV Zap. Kiekvienas iš aktorių turės savo televizijos laidą, kurią praves. Vienu metu vyksta viena televizijos laida. Kai aš pasakysiu Zap, laida staiga persijungs į sekančią. Tai išrinkim, kokią laidą duodam Viliui. Gero ūpo. Duokim gero ūpo, gerai. Gerai, geras ūpas. Gustavo enciklopedija. Jo, mano dar širdį Gustavo enciklopedija iki šiol. Laurinai, tau. Mildai. Vienam gale kablys. Ekstrasensų mūšis. O, va čia tai geras. Ekstrasensų mūšis. Tu panašiai man truputį tokį. Man atrodo, žinai, apie ką eina kalba. Tai gerai, dabar visi aktoriai užsisuka. Mes jiems stipriai paplojam. Zap! Žemaitijoj grybai kilo, po lietaus visi suriko. Pasitikite, scenoje Žemaitija, klubas Grybų miškas su savo daina Ratilėlio ratilo. Ratilėlio ratilo. Ratilėlis nesisuko, katilėlis neužkaito, sriubelės nebuvo. Nebuvo. Bravo. Galite balsuoti numeriu 1972, jeigu jums patiko Žemaitijos ratilėlis. Būtinai balsuokite, nes sekantį sekmadienį išrinksime pačią geriausią tautosakos grupę. Sveiki vaikučiai ir tėveliai. Šiandieną mes gaminsim ypatingą troškinį. Mums reikės įvairiausių ingredientų. Bus labai skanu. Mama mia. Tai mums pirmiausia reikės vištienos. Tai yra višta. Vištą reikia paruošti. Mes užblurinam dabar vaizdą. Atblurinam vaizdą. Vištiena va paruošta, matote, kraujukus nuvalom ir dedam į puodą. Vištienytę dedam į puodą. Į puodą, lysk vištą į puodą. Taigi, turim vištienos, mums dabar reikės morkyčių. Štai yra morka. Užblurinam vaizdą. Štai morkytės paruoštos. Mes paimam morkytės ir dedam į bliūdą. Ir aišku, reikia viską užpilti karštu vandenuku. Reik palauk, kol vanduo užvers. Zap! Aš jaučiu, kad jūs įsijungėte kanalą pasižiūrėti apie ekstrasensus. Aš jaučiu, kad jūs norite perjungti kanalą. Dar aš jaučiu, kad man reikėtų pakeisti karjerą. Bet iš tikrųjų aš noriu supažindinti jūs su mūsų pagrindiniu herojumi šios serijos, tai yra Aleliuja. Taip, aš noriu sužinoti, kurioje
iš šitų spintų slepiasi meilužis. Aha. Čia jaučiu. Aš čia jaučiu. Ne čia. Čia. Pabandom atidaryti pirmasias duris. Tai štai kur tu. Tu saky, man paskambinsi. Ištikrovė telefonas. Prieš 9 mėnesius. Jau ir krito į upę. Palaukit, aš pasakysiu. Jis. Sakyk, sakyk. Kas ten? Zap! Tai šią vakarą plauksim į naktinę žvejybą. Turiu pasiruošęs čia įvairiausių daiktų žvejybai. Didžiąją dalį pirkau depo su 50% nuolaida. Ai, tu filmuoji, butelius paslėpsiu. Dar turiu kolegą, kuris butelių surinkinėja. Kirminukų turėjom pasiruošę, taip, pasiruošę kirminukų turėjom. Naktiniai žvejybai svarbiausia suspausti kirminą. Parodykim, kaip spaudžiam kirminą. Tai, žodžiu, svarbiausia yra maut per galą. Kabint per skylę, tada jis nepabėga. Ir svarbiausia, kad kablys išlystų per koprą. Tai tada... O profesionalai, kai pakalba čia, žinot, ne iš depo perka visokius dalykus. Zap! Mėlėjai žiūrovai, šį vakarą jūs pradžiugins ne kas kitas, o choras Ąžuoliukas. Nu, šiek tiek apsiniaukę, gal pradės ir lyt, bet kartu su Ąžuoliuko choru pasirodys ir gerbiamasis prezidentas. Ir Ąžuoliuko daina Mes berželiai. Mes berželiai. Mes berželiai. Trys berželiai. Mes berželiai. Aš žemiausias. Aš didžiausias, aš vidutinis. O šiame miške. Miške berželiai. Ir metamės kaštonus. Ačiū. Paplokite mylėsims ąžuoliukams. Puodalys. O, išvirė vandenėlis. Ar mes užpilsim, ar dar jie blaškosi, bet kai vandenėlį pilsim, bus hana. Taigi, vištieną morkytės paruoštą reikia šmaišyti. Taip, ir čia pagrindinis ingredientas buvo. O dabar mes ko laukiame, tai mes paragausime sriubytės. Zap! Gerbiami žiūrovai, tai viskas tikra. Čia. Išeik į reklamą tu, šėtonė. Labas, aš vėl čia.
Jūs antrasis mūsų dalyvis esate. Zap. Jeigu būtų diena, tai bent jau matyčiau, ar žuvų yra. Tu irgi galvoji apie tai? Jau. Čia ant tilto tokios mintis ir būna. Ai, ne, aš čia naktinė žvejyba. Aš Ai. galiu pagauti, aš turiu gan tvirtą meškerę. Taigi, tai čia, aš tai šiaip vieną čia, kurį laiką aš vieną. Tai prisijung, mes turim čia, vat... Man visokios mintis kitų sukasi. daiktų dar. Turim blizgių. Va kaip blizga. Čia dar tokia beveik tikra atrodo kažkas. Turim žalių. Wow. Turim mėlynų. Turim geltonų blizgių. Dar rožinių yra. Turim vobleriukų. Va kokie žodžiai. Ir šį vakarą pas mus scenoje pasirodys ne kas kitas, o visas choras. Visas choras su savo daina. Baigėsi Aikosai. Abre. O dabar tas momentas, kurio visi jūs laukėte. Aš irgi jo laukiau. Aš paimu iš stalčiaus šaukštą ir dabar mes paragausime šito nuostabaus kūrinio. Zap! Jau reklama baigėsi. Taigi, 3 dalyviai už manęs. Aš bandysiu išsiaiškinti, kuris iš jų yra ekstrasensas. Gerai. Šitas. Tai kągi, laida jau ir artėja prie pabaigos. Zap! Jaučiu, reik policijai skambinti, vieną skenduolį turim, nes su šitom, su blakėm šitom neištrauksiu nieko. Inkarą gal kokį turim. Turim vobleriukų užtat. Imam. Ir blizgių. Į blizgiams dabar akcija depo yra 14 eurų už vienetą. Atsigavo. Viena blizgė atsigavo. Tikrai blizga. Matau kaip žvaigždė. Su kodu karosai 20. 20% akcijos. Plojimai aktoriam! Stipriai! Wow! Labai gerai. Baigėsi mūsų vakaras. Ar smagiai praleidot laiką? Wow! Yes! Improvizacija turi potencialą. Galim čia užsikurt. Jeigu jūs norit save išbandyti improvizacijai, improjamas@gmail.com, parašykit man laišką. Pabendrausim su visais norinčiais, pažiūrėsim, kaip čia galim kombinuoti, visą laiką vis nauji žmonės. Stengsimės, kad būtų stiprių didelė dalis, paimsim vis naujų,
norinčių išlipti ant scenos, pasibandyti save, padarysim kažkokius castingus. Žodžiu, jeigu turit noro, entuzijazmo, improdžemas@gmail.com, rašykit man ir, ką žino, užlipsit šiandien kitą kartą ir jūs. Jo, gera galimybė. Taip. Ką dar labai svarbu daryti? Labai svarbu dalinkite su draugais. Dabar norim užauginti improvizaciją, improdžemus čia Kaune, Vilniui. Kaune. Man dar reikia laiko apsiprasti. Aš džiaugiuosi, būdamas čia Vilniui, K2 komedijos klube, čia užaugom, tapom didesni, dabar formuosimės, augsim ir tam reikia pagalbos. Kad palaikytumėt, kad sektumėt socialinius tinkluose, kad pirktumėt bilietus į sekančius renginius, kad ateitumėt, kad įstrauktumėt ir, kad nešėtumėt anksčiau laiko. Gerai, tai tiek tos reklamos. Dabar ką padarysim, tai pakviesim visus aktorius ant scenos. Prašau, aktoriai. Dar biškai pasitaupam, dabar kol jie sustos, pasiruoš nusilenkti ir jau dabar, tai iš visų jėgų jiems nusilenkiant plojimai! Ir ačiū plojimai mūsų žiūrovams. Turėjot gerų idėjų, prisidėjot prie jūsų vakaro. Ačiū, kad atėjot. Tikiuosi pasimatysim dar ir kitais kartais. Sekantis kovo 17 dieną. Bilietus pradėsim parduoti jau rytoj. Pirkit ir ateikit. Čiau.